Sveiki, bičiuliai. Šiandien Kabalos akademija Lietuvoje pristato sekmadienio Kabalos klubą ir šiandienos mūsų tema – atostogos baigėsi ar atostogos baigėsi. Tai pasižiūrėsim, kaip čia su tom atostogom, ar čia gerai ar blogai, kaip pažiūrėsim, ar čia baigėsi, ar gerai, kad baigėsi, ar norės prasitęsti. Tai mano vardas Artūras, su manimi šiandien yra Adomas. Sveikas, Adomai. Sveiki visi. Šiandien sekmadienis, rugsėjo 3 diena, mes esame mūsų Kabalos akademijos Zoom platformoje, su mumis čia renkasi mūsų šiandienos sekmadienio klubo dalyviai. Aišku, šitą įrašą jūs kada matysite, jau bus nebe šitas sekmadienis, tai kviečiam jūs ateinantį sekmadienį būtinai prisijungti. Visą informaciją, kaip tai padaryti, kas čia vyksta, ką mes čia darom, kas mes tokie, rasite tinklalapyje kabala.lt, ten rasite skiltį sekmadienio klubas ir tenais visa informacija. Taigi, baigėsi atostogos, visi grįžtam prie darbų, moksleiviai į mokslus, kažkas pradeda, kažkas tęsia, kas dirbam irgi tobulėjom savo darbuose, kažkas ieškom kažkokių naujų užsiėmimų, nori pažinti pasaulį, kažkaip kartais būna, kad tiesiog atsibodo nesuprasti. Tai vienas iš tokių mokslų yra Kabalos mokslas. Šiandien mes apie jį pabandysime ir pakalbėti, truputį pristatyti, kadangi artėja Kabalos akademijos mokymosi kursas, apie kurį rasite informaciją taip pat kabala.lt tinklalapyje. Tai truputėlį mes pakalbėsime apie Kabalą, kas ji tokia, ar verta studijuoti, galbūt susidomėsite ir panorėsite ten žvilgtelti. Taigi, visada pirmą kyla klausimas tada, o koks tikslas? Tai, Adomai, koks Kabalos studijavimo tikslas? Taip, sakyt dar kartelį, iš tikrųjų pačių pagrindų pagrindas, tai apie ką šiandien nusprendėme pakalbėti ir iš tikrųjų atrodytų patys tokie pagrindiniai, galbūt net bendriausi dalykai, bet jie yra patys rimčiausi. Tai vat labai gerai pradėti tuos darbus, naują pradžią, pradėti nuo pačios tokios fundamentaliausios temos ir kalbant apie tikslą, iš tikrųjų, ko mes siekiame gyvenime. Ir Kabala sako, kad dar būdami gyvi čia, šiame pasaulyje, veikdami, galime pasiekti labai rimtų dalykų ir pasiekti patį aukščiausią tikslą, koks tik tai gali būti šitoje tikrovėje. Ir šio tikslo pasiekimas yra susijęs su savo savybių pasikeitimu, padedant tam skirtai medžiagai. Taip pat pakalbėsime apie mokytojo ir koks yra mokytojo vaidmuo. Ir taip pat, sakykim taip, kas dalyvauja bendrai, kaip mes vienas kitam galime padėti supanašėti pagal savybę su gamtos sistema. Gamta arba sistema mes turime omenyje, sakydami tos žodžius, kad tai yra visa tai, kas mus veikia, jėgos, kaip tai tarpusavį yra susiję, tai mes tą nagrinėjame, tyrinėjame ir atskleidinime kaip dėsnius, kalbame tik tai apie dėsnius. Tai yra tarpusavį susiję elementai ir mes esame labai svarbus, gal net ir svarbiausios gamtos sistemos elementai. Ir kaip mes galime atrasti save toje gamtos sistemoje. Toks tikslas Kabalos, tiesiog padėti tai atrasti, aptikti save tame. Tikslas labai, čia gal svarbu akcentuoti yra tą momentą, kad būtent čia, būtent dabar, būtent tokiems, kokie mes esame ir realiai visą tai ir atskleisti. Nebus kažkokio kito gyvenimo, ar ten dabar vienaip kažkaip darysim, o po to kažkada kažkas atsiskleis. Ne, viskas yra čia, viskas mes čia atskleidžiama, čia yra mokslas, tai yra galima paimti ir pakartoti, sakykim, bet kuriai pasaulio laboratorijai. Apie laboratorijas irgi pašnekėsim toliau. Tai būtent tas, kaip Adomas minėjo, supanašėjimas su sistema,
šito pasaulio sistema, kurioje gyvename, leidžia ją ir pamatyti, nes yra savybių panašumo dėsnis, tik panašus gali ir jausti panašų. Tai tų savybių, kurių mumise nėra, mes tų negalim matyti. Todėl, studijuodant kabalą, mūsų tikslas yra panašėti su ta sistema per tekstus, per mokytoją, ryšyje su mokytoju. Ir štai tie tekstai, kurie mums padeda, kabalos mokslo literatūra, kurie mums padeda artėti prie to tikslo, turi taip vadinamą stebuklingą poveikį. Vėl, čia stebuklų nėra, kabutėse tas stebuklingas poveikis. Iš tikrųjų, viskas slypi tame, kad žmogus, skaitydamas tekstą, skaitydamas kabalisto parašytus darbus, jis pradeda tiesiog norėti to, kas ten parašyta. Ir kai jis pradeda norėti, tai tiesiog sistema pradeda jį stumti link to, taip veikia dėsniai. Mes jeigu norime, mes ir gauname. Tiesiog jeigu norime nerealių dalykų, tai ir negauname jų, nes jų negalima, neįmanoma gauti, jų neegzistuoja tikrovėje. Bet jeigu norime realių dalykų, mes juos iš karto ir gauname. Kabalistas yra mokslininkas, kuris pasiekė pasaulio struktūrą. Jis iš savo pasiekimo rašo apie šitą santykių su sistema. Mes apie tai skaitome, nieko nesuprantame. Čia tokia taisyklė, kad dažniausiai visiškai nieko nesuprantame. Tai mus visiškai neįtakoja iš pirminio požiūrio. Bet tai mumise palieka pokyčius ir po truputį praeina kažkiek laiko ir mes pradedam pamatyti, kad mes esame visai kitokie, visai kitaip matom pasaulį. Atsirado papildomas jautrumas, dalykai, kurių anksčiau nepastebėjom, kurių nejautėm, pasidarė dabar akivaizdus, aiškus ir supratom, kad visą laiką jie buvo šalia, kaip mes galėjom anksčiau jų nepastebėti. Ir visą tai leidžia tas santykis su, sakim, tekstu, su kabalos mokslu. Adomas, noriu pridėti. Taip, labai noriu pasakyti, man labai patiko, kaip tu tą įvardinai, kad tai yra tikras dalykas ir čia iš tikrųjų, čia kabalos mokslas, kabalistai meta iššūkį visom filosofijom, visom metodikom, visiems. Kad tai yra tikras dalykas, visiškai apčiuopiamas, atskleidžiamas ir net prieš susitikimą netyčia įsiveda žodis vokiškas natūrlik, žinoma, kad natūrlik tai, natūraliai, gamtiškai, tai kas natūraliai mes kaip ir galima nujausti arba turime tokį pabudimą, kažkokį tai pradinį, galbūt net bendrą tokį poreikį išsiaiškinti, kur mes čia esame, kas su mumis vyksta ir ta medžiaga, tie tekstai, jie yra, jo, kaip tai jau pasakė, galbūt nesukelia emocijų ir kaip kalbėjome, tai lyginant su bet kokia kita literatūra, žanrais, ten romanais arba net ir mokslinė kita literatūra, kuri gali kažkokias tai vaizduotę žadinti ir panašiai, ten kažkokius jausmus sukelti ypatingus ir panašiai, gerai jaustis, nuteikti. Čia gali būti tas poveikis pakankamai sausas, pavadinkim, bet jis yra tikras. Tokia ir paskirtis, čia tas autentiškumas yra labai svarbus ir todėl mums reikia būtent tų tekstų tam, kad tiesiog maksimaliai eiti to tikro natūrumo, tikro aiškaus kryptimi, tiesiausiu būdu, nes bet koks nukrypimas, vėlgi, jisai išmušamus iš vėžių ir tai jau negali atspindėti dėsnio, nes kalbame apie labai tikslius, aiškius dalykus. Nors, apie ką turbūt dabar verta ir pašnekėsim dar, kiekvienas iš mūsų tą atskleidžia tam tikrą prasme savai. Ar ne? Jo, būtent čia yra visas dėsningumas. Jeigu nori, tai ir gauni. Jeigu nori to, kas įma. Jeigu ateini į duonos parduotuvę ir nori duonos, prašom, yra duona. Ateini į duonos parduotuvę ir nori mėsos, atsiprašau, čia mėsos nėra. Gali norėti, kiek nori, gali skaityti gražų romaną, dar kažką, mokytis apie jį norėsi, bet negausi. Ir dėl to kentiesi, bet tokio užpildymo tai nėra. O mes kalbam apie mokslą, kuris tiesiog aprašo pasaulį. Tęsiant Adomą, tai artėjant prie tų pasiekimų žmogaus, tai pakalbėkime apie tai, ką kabala studijuoja. Ir tai yra būtent
tas studijavimo objektas yra, kaip ir sakėm, vienintelis, ką jis studijuoja, tai yra ta mūsų egzistavimo šaltinį, tą vieną gamtos jėgą, tą gamtos sistemą, kuri per visas tas pirminės, antrinės, tretinės gamtos jėgas atrodo tiesiog daug visokių dėsnių veikia pasaulyje, įvairiausi čia reiškiniai, visą tai, bet visą tai apjungia bendras dėsnis, bendras laukas ir tas laukas, tas dėsnis, ta jėga, ji formuoja visą mūsų realybės suvokimą. Ji mums išpiešia šitą, per savo poveikį mums išpiešia mums šitą realybę. Ir mes ją matome būtent tokią, kokią tai mums suformuoja iš išorės. Tai vad, kabala ir būtent jos studijų objektas ir yra ta jėga, tas dėsnis. Jėga, mes sakom specialiai, sakau, jėga ir dėsnis, aš sustatau į vieną eilę, nes tai mes taip pat vadom ir dėsnių. Ir tas studijavimas, tas pasiekimas, todėl yra labai subjektyvus. Būtent, nes ta jėga manyje nupiešia pasaulio suvokimą. Santykis su ta jėga manyje piešia mano visą suvokimą. Tai visą, ką aš jaučiu, tai jį manyje tai suformuoja. Todėl aš studijuodamas kabalą einu į tą santykį ir aš juo atskleidžiu vienaip. O Adomas tai mato visai kitaip. Ir tai yra teisinga. Ir taip ir yra. Nes mūsų savybės skirtingos ir tas santykis su ta jėga yra skirtingas. Tik va čia ir prasideda tas visas įdomumas. Tai o kas gali būti objektyvaus, tada kaip tie tekstai, kažkoks kabalistas rašo kažką, tai ten subjektyvu, taip subjektyvu. O tai kitas rašo kažką subjektyvu, tai sutampa ar nesutampa. Sakim, išorinė forma nesutampa, bet dėsniai sutampa. Tai tas pats kaip gravitacijos dėsnis, aš turiu atitinkamą savo svorį, esu atitinkamai pasaulio vietoje, Adomas su savo atitinkamu svoriu, gal vandenį kažkur, abu jaučiam gravitacijos jėgą, mes ją visai kitaip jaučiam atitinkamai pagal parametrus, su kuriais mes esam dabar susidūrę su ta jėga, bet jeigu mes ją aprašytume kaip dėsnį, tai visiškai tie patys dėsniai, visiškai tos pačios formulės ir po to, jeigu norėtum ją panaudoti, dėsningumą, tai visiškai tas pats dėsningumas, ta pati jėga. Tai iš esmės, tai yra ir visiškai tas pats, bet visiškai kitaip. Gal Adomai noriu papildyti. Tai, man atrodo, čia labai svarbus dalykas ir, man atrodo, kaip aš girdžiu, tu labai gerai paaiškinai, aš galvoju, tik tai kaip dar paprašiau tą pasakyti, tai vat ta jėga, apie kurią dabar Artūras kalbėjo, kaip viską formuoja mūsų matymą, tai iš mūsų pusės, iš kiekvieno iš mūsų tai yra noras. Ta prasme, kai vat, nuo ko irgi pradėjome, ta prasme, ko aš noriu, ko aš siekiu, ta prasme, tie norų net rinkiniai, galima sakyti, iš ko mes kiekvienas susidedame, tai vat ta jėga yra absoliučiai universali, yra vienalytė, o mūsų va tie rinkiniai, ta prasme, kaip mes prieiname iš, sakykime taip, iš įvairių pozicijų, vietų, galima sakyti, tai va tie prieimai jie skiriasi, bet vėlgi tai yra ta jėga, kaip įveikia, kaip mes su ją santykiaujame, galima sakyti, kokiame santykyje, koks ryšys, kokie dėsniai veikia, tai yra universalu ir tai yra bendra. Apie tai galime labai tiksliai, aiškiai kalbėti. Ir apie tai ir kalba kabalos mokslas. Jo laikas spaudžia, tai perkim prie dėstytojo. Turim 3 pagrindinius banginius, apie ką kalbėjo Adomas kabaloje. Tai vienas iš jų yra dėstytojas. Ne pats dėstytojas banginis, bet tiesiog dėstytojo buvimas. Tikro kabalisto buvimas yra būtinas. Čia kaip su tuo pavyzdžiu, vienas matantis per dykumą gali pravesti 1000 aklų, o vienas aklas gali paklaidinti 1000 mąstančių. Tai iš esmės tas santykis su šitą tikrovę, kad į jį įeiti reikalingas tas vedlys, dėstytojas. Ir dabar kabalos dėstytojas, kuo jis ypatingas, kokie jo požymiai. Tai turim 4 požymis, tai kabalos dėstytojas turi būti žinias gavęs iš kito kabalisto, žinomo kabalisto. Realiai mes galime atsekti, jeigu tai yra tikras dėstytojas, mes galime atsekti jo grandinę iki pat pirmo kabalisto, Adomo. Taip, tas Adomas, kur suvalgė obuolį, visą tai aprašė ir žmonės dabar galvoja, kad tam suvalgė obuolį, bet iš tikrųjų tai buvo pirmas kabalistas, kuris taip aprašė savo pasiekimus ir tai yra
Dėstytojas, kuris gavo savo žinias iš pripažinto kabalisto, pirmas Ir požymis. ne tik žinias, ta prasme, ir jas ta prasme, praktiškai jas įgyvenina, ne tik tai jo žinojimą kažkokią tai informaciją. Taip, čia labai svarbu. Čia praeiti kursą, tai nėra tapti kabalistu. Paaiškinsim vėliau. Tai toliau dėstytojas dėsto tik pagal originalius šaltinius. Tai reiškia, yra kabalistai, nereikia šaltinių net perrašinėti. Yra kabalistai, yra originalų šaltiniai, tai kabalistai cituoja vieni kitus, visada tas citavimas yra. Nes nieko naujo neišrasti, neišradinėjom dizaino, mes tiesiog kalbam apie esamus dėsnius ir toliau dėstytojas nekuria aplink save asmenybės kulto, dėstytojas visiškai nebando atkreipti mokinių dėmesį į save kaip asmenybę, į tai, kad tai aš dėstytojas, kuris jums pateikiu žinias, tai mano žinios. Tiesiog dėstytojas jungia studentą su būtent šaltiniu, su dėsniu ir jis čia tarsi fonas, kaip ir jis savęs visiškai čia neakcentuoja ir tai yra vienas iš požymių, pagal kurį galima patikrinti, ar kabalos dėstytojas yra tikras dėstytojas, ar tikrai jis kažkur nesuklaidins, tai akcentavimas į save kaip asmenybę. Ir toliau jis ketvirtas požymis, kad dėstytojas nukreipinėja visada mokinį į gamtos sistemos pažinimą, būtent į ryšį su gamtos sistema. Jis yra tik šalia buvimas, tik būnantis šalia. Tai būtent ką Domas kalbėjo, tai tas dėstytojo ryšys su mokytoju čia irgi toksai yra ypatingas pakankamai, nes dėstytojas gali mokyti mokinį tik tiek, kiek mokinys to nori. Mokinys apsprendžia šitą jų santykį. Ir dėstytojas visiškai nesikiša į mokinio vidinį pasaulį, jo jausmus. Jis gali mokinį palei mokinio poreikį, gali mokinį mokyti tiek, kiek jam reikia, kiek tai yra jo labui. Ir tas mokytojo atsiribojimas nuo mokinio yra tam, kad mokinys jis turi pats save užauginti, pats save išauklėti ir pažinti. Mokytojas kaip ir auklėja jį, bet mokinys pats savo pastangomis turi tą padaryti, pažinti tą sistemą, su kuria jis mokosi, nes ir tas pažinimas jo yra savarankiškas. Žinios, tai to mokytojo žinios yra tik tiek, kad mokytojas konsultuoja mokinį, kokiu būdu jis gali save pakeisti, net ne kur, o realiai kokiu būdu jis vienoje kitoje situacijoje gali save pastatyti į kažkokį poveikį, kuris jį pakeis, kad šitas mokinys galėtų pažengti dar vieną laiptelį ir pažinti tą tikrovę, su kuria jis susidūrė. Mokytojas mokinio pasiekime taip pat nedalyvauja. Mokinio pasiekimas yra individualus, mokytojas kaip išorinis fonas, kažkoks išorinis vedlys, kuris jam padeda. Bet mokytojas labai žiūri, kad jo kišimasis nepažeistų mokinio laisvo pasirinkimo, jo laisvos valios, savarankiškumo, nes tas judėjimas pirmin turi būti savarankiškas. Mokinys pats apsprendžia, mokausi, nesimokau, stoviu, nesioju. Mokytojas tik toks labai, tas skirtumas mokytojo kabaloj nuo mokytojo, kaip mes suprantam, ką mes žinom mokytojais, tai yra didelis, nes tas mokymo procesas nelabai ir mokymo procesas, jis toks palaipsnių auklėjimas, būtent kaip pasinaudoti įrankiais. Taip, ir apibendrinant, iš tikrųjų, viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų noro, būtent to noro susitapatinti, aptikti, atpažinti tą gamtos sistemą, apie kurią pradžioje kalbėjome. Ir čia, kaip ir pažadėjome apie laboratoriją pratęsti, kad ta laboratorija mes ir esam. Pats žmogus, kiekvienas iš mūsų yra ta laboratorija. Ir nors tikrai tos patirtis gali atrodyti ir labai skirtingos, bet iš tikrųjų tai, kad mes susirenkame sekmadienio klube kartu, tokie bendraminčio aplinkoje, iš tikrųjų mes tai suteikia mums papildomas galimybės iš tikrųjų tą atskleisti. Ir greičiau, ir, sakykime, tai plačiau, giliau, bet čia jau praktinė dalis, jau kas norėsite, tokia galimybė yra sekmadieniais, tai kviečiame visus norinčius.
dar iki turim pabaigti apie dar du pagrindinės atramos kabalos moksle, tai jau iš kai laikas baigėsi, bet turim kažkaip dabar mūsų kabalos klubo sąskaitą tai padaryti, tai svarbus dalykai yra knygos, tai būtent tie šaltiniai, apie kuriuos kalbėjom, ir čia vėl galim tai suskirstyti į dvi dalis. Tai turime knygas tokias kaip Gyvybės medis, arba 10 sferų mokymas, arba įvadas į kabalą, čia Balius Sulamo knygos, tai yra tie darbai, kurie aprašo pasaulio sistemą, pasaulėdaros sistemą. Tai yra fizika, konkreti fizika, mokslas, tai yra mokslinė literatūra. Antra dalis literatūros tai yra literatūra apie tai, kaip tą pasiekti. Mes kalbam pasiekti, nepažinti, nes sužinojus žinias, tai nulis. Turi tai pajausti, tame būti, tada viską pamiršti ir vis tiek iš savo buvimo tą belę kada atpažinti. Atsikėliau ryte ir suprantu, kad aš esu namuose, nes aš čia esu. Ir nereikia man apie tai paskaityti, kad aš esu namuose. Tai lygiai čia tas pats, tai tas atskleidimas, tai čia ta literatūra jau yra laiškų, straipsnių, įvairių užrašų, pavidalų. Tokia žymiausia knyga tai Šamatė, kas yra iš tikrųjų reiškia išgirsta, nes sūnus užrašė tai, ką tėvas pasakodavo per paskaitas ir iš to gavosi labai fundamentali knyga, kurią mes naudojam savo mokymėsi. Ir tai iš to išeina ir kabalos studijavimo tvarka, tai jeigu jūs susidomėsite kabalą arba norėsite pratęsti jau susidomėję, tai reikia suprasti ir tą studijų procesą, tai kad pirmą žmogus, kuris pradeda studijuoti kabalą, dažniausiai jis ateina, jis užsirašo kabalos kursus ir čia mes pradedame eiti per tuos fundamentalius tokius dalykus, susipažinti, kas tai yra kabala, kaip jis studijuojama ir pradedam jau prisiliesti prie literatūros, tai dažniausiai tai būna įvadas į kabalos mokslą, pticha. Tai būtent ta fizika aprašanti pasaulio struktūrą. Tai yra detalus pasaulio struktūros aprašymas, visiškai kartais painiava, dėsniai aiškus, jau ir aiškus, ir neaiškus, ir tiesiog, bet mes pradedam studijuoti šitą, kad matytumėm tą vaizdą, su kuo mes susidurėm, kas apsprendžia mūsų gyvenimus, kaip tai viskas veikia, ir šalia to iš karto paraleliai mokomės, o kaip tą pasiekti. Ir tos studijos, kaip tą pasiekti, irgi mes galim padalinti dvi dalis. Tai tokia pirma dalis būtų, tai mes studijuojam straipsnius, tarkim, Balius Sulamo straipsnius, tokius kaip taika pasaulyje, pasirinkimo laisvę, tai apie žmogų, apie jo valios laisvę, apie žmogaus vystimąsi, visuomenės vystimąsi, apie tokius visuomeninius procesus. Ir antra dalis tai būtų nes čia yra kaip mes kaip visuomenė judam link šito susiartėjimo ir susivokimo, kur gyvenam. Ir kita dalis apie žmogaus individualų darbą, apie būtent jo individualų pažinimą, pasiekimą. Tai tos dvi tokios dalis apie tą pasiekimą. Gal Domai nori papildyti? Dabar jau tikrai po papildymo jau visas bendras vaizdas. Iš tikrųjų, tai tam tikras anonsas, įžanga, nes jau lapkričio pradžioje iš tikrųjų bus jau naujos kokybės ir toksai masiškesnis, tarptautinis kursas, kabalos pagrindų kursas, ir bus dėstytojai ne tik iš Lietuvos, ir iš tikrųjų toksai labiau tarptautinis reiškinys, sakykim taip. Bet viskas vyks ir lietuvių kalba tame tarpe, tai visus kviečiame, kai tik tai bus daugiau informacijos, žinoma, mes irgi paskelbsime, dabar tik tai pradinis anonsas ir jau irgi patys laukiam ir ruošimės jam. Ir labai gražiai prieinam prie trečio pagrindo, trečio banginio, ant kurio viskas laikas, apie bendraminčių aplinką, apie tai, kur mes ateinam, eidami į kontaktą su kabalos studijų centru, kas vyksta sekmadienio kabalos klube. Tai būtent ta bendraminčio aplinka, tai yra vienas iš esminių, iš trijų. Tai pirmas mokytojas, antras knygos, trečia bendraminčiai, tai yra 3 pagrindiniai dalykai, kas reikalinga. Tai yra mokinio krepšelis, kurį gauna kiekvienas studentas, kuriuo naudodamėsi tais įrankiais jis tiesiog valdo savo gyvenimą. Tai kam tai bendraminčiai, tai iš tikrųjų mes susidurėm su procesu, kur reikia išeiti už savo suvokimo, už savo egoizmo ribų.
kad tą padaryti reikalingas kitas žmogus, su kuriuo mes treniruojamės, mes tiesiog tai mūsų treniravimas įrankiai, mūsų treniruoklių salė ir taip mes vienas kitam tampam dar tą išorinę laboratoriją, kurioje padedam patiems savyje tyrinėti ir mes tarpusavį statom tam tikrą santykių sistemą, kuri atitinka tos sistemos dėsnius, kurioje mes egzistuojame ir per tą santykį, kurį mes statom tarpusavį, mes turime galimybę įeiti į santykį su ta sistema, su kurioje gyvename realiai. Ir pati sistema, jaučiam, kai tada, jeigu mes siekiam ją atskleisti, tai ir ji padeda ir vysto mus, kad mes ją atskleistume. Tai va tokia yra bendraminčio aplinkos būtinybė, nes neišėjęs iš savęs, negalėsi iš savęs pažinti, reikia pažiūrėti save iš šono truputėlį, tai tas truputėlį tai iš tikrųjų visa begalybė. Ir gerai, viskas tikriausiai baigiame, ne? Ačiū visiems. Tai belieka tik palinkėti mums visiems gerų naujų mokslo metų.